Labas, senai norėjau pakalbėti tokią įdomią temą. Yra visiems aktuali, nes labai daug girdžiu iš aplinkinių žmonių kalbančių ir jie to nesuvokia, kokias programos jų viduje kalba. Kalbėsiu apie vidinę programą, tokia kaip vargšas, man labiausiai skamba bomžas. Tai reiškia, žmogus net nesuvokdamas save programuoja skurdui. Gal tiksliau reiktų pasakyti, visuomenė, sistema ir visi aplinkui iš nežinojimo kalba apie skurdą. Visi priežodžiai būsiu biednas, bet teisingas ir taip toliau. Tai čia kalbama apie vergo būseną, apie ubago mąstymą, kad pinigai nereikalingi, kad pinigų nereikia. Iš tikrųjų tai klausimas, ką jūs be pinigų veiktumėt. Nusipirktumėt valgyti, nusipirktumėt kur gyventi, rūbus, einamus dalykus, visur reikia pinigų. Tai gerai pamastykit, ar iš tikrųjų pinigai nereikalingi. O grįžtant prie programos ubago mąstymo, tai yra labai tokia viena paprasta detalė. Kaip jūs į tą programą žiūrit, kaip tai atsispindi beje. Jeigu jūs pastoviai kalbat, brangu, čia brangu, kainos dar nežinot, o jau sakot, brangu, reikia pigiau. Tai klausimas tada, kam tada pirkti, jeigu brangu. Bet iš ko tai išeina? Išeina iš to, kad vienas dalykas, mes neteisingai formuluojam klausimą. Brangu yra visą laiką tik tada, kai tu neturi pinigų. Jeigu tu turėtum pinigų, klausimas, ar tu sakytum brangu. O tu jų neturi dėl tam tikrų programų. Tai va, jeigu nori susitvarkyti savo vidų, pats bent jau pradėk užduoti teisingai klausimą. Tu nesakyk, kad aš neturiu pinigų arba brangu. Tu tiesiog pasakyk, kad aš negaliu sau leisti. Tu tiesiog negali sau leisti to nusipirkti. Ir kai tu užduosi teisingą klausimą pats savo, kodėl aš negaliu sau leisti to nusipirkti, automatiškai pas tavai įsijungs kitos smegenų dalis, kurios šitą klausimą turės atsakyti. O ką aš darau, kad nusipirkčiau? Arba kodėl man reikia? Gal to daiktų nereikia arba tos paslaugos? Tai kai tu išsigryninsi, tu suvoksi, kad visgi esi skurdė ir iš ubago mąstymo bandai kažką išlaužti. O yra tokių labai daug. Realiai 85% klientų yra toj būsenoj ir jam viskas yra brangu. Jam viskas yra netinkama, brangu, nes jie neturi pinigų. Labai paprasta. Aš orientuojuosi tuos žmonės, kurie nori pinigų ir kurie siekia to, bet labai didelis procentas yra tų, kurie tiesiog nepasiekia rezultatų, nes jų pasąmonė neleidžia. O pasąmonė yra labai stiprus įrankis, kuris tiesiog saugo jūs nuo skausmo, kurį jūs kažkada patyrėt vaikystėje, kūdikystėje gali būti. Tai va, visos šitos programos jūs trukdo jums pasiekti gausą, pasiekti finansus. O jeigu tu esi tas, kuris turi patirties, turi žinių, turi kontaktų ir niekaip tu nesupranti, kodėl tu neuždirbi daugiau arba neleidi savo uždirbti daugiau, tai va, būtent tu esi mano klientas. Tu ateik pas mane į konsultaciją, aš to ją padarysiu nemokamai, išsiaiškinsim, kur yra tavo problemos ir tiesiog mes padarysim mini seansą, kur tu suprasi, kas tau trukdo. Ir tada apsikalbėsim, susidėliosim planą, kaip mes tai galim sutvarkyti ir išspręsti. Taigi, aš esu Nerijus Rupšys, hipnoterapeutas. Linkiu jums visiems gausos, sėkmės ir laimės. Iki.